Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Alio? Labas, kaimynas skambina. Taip. Mane išrinko į miesto tarybą, galit pasveikinti. Tikrai? Tikrų tikriausiai. Nu, šaunuolis. Tai pradedu darbus gerus daryti. Tikrai, kokius? Formuoju savo patarėjų komandą. Noriu ir jūs pakviesti. O, Jėzus, kada? Viskas, nuo dabar, nebėr ko laukti. Reikia patarėjo santechnikos klausimais. Aš nenusimanau. Santechnikos klausimais aš tikrai nenusimanau. Klausykite, tai gal biudžetą paskaičiuot norit? Bet aš ne buhalterį. Nemokėtumėt. Ai, nu tai nežinau, reikia pasižiūrėti. Nieko ten sunkaus, smulkių skaičių juk nėra. Milijonas plus milijonas ir viskas. Nu tai reikia pagalvoti. Kas dar yra? Dar atstovas spaudai reikalingas. Atstovas spaudas, ne? Reikės su žurnalistais bendrauti. Taip. Nu, reikia pagalvoti. Pažįstat kaimynę jums iš kairės? O šitą, Rusija, ne? Aha. Taip. Tai va, ji man rekomendavo jūs. Sakė, kad jūs labai gerai pletkinat. Galėtumėt propagandą rinkėjams skleisti. Aš? Jūs. Vo. Gerai, bandysim. Jūs pagalvokit. O rytoj pas mane bute visi susirenkam ir apsprendžiam, kas ką darys. Bute jau? Aha, pas mane bute kavos išgersim arbatos. Aha. Tai kam bute tai gali daryti penktam įėjime? Juk ten yra salė. Sakot, salėj geriau. Išnaudokit progą. Nu, kam ten yra, kur yra atsisėsti ir viską, ir stalas yra. Gerai, tai rytą apie 6 galėsit ateit? Galėsim. Apsvarstykit, kokių pareigų ir kokios algos norėtumėt. Nu tai gerai, 6 valandą ten ateisim ir... Ir asmens kortelės nepamirškit. Gerai. Tai iki rytojaus. Gerai, iki rytojaus.